Ką daryti, jei turite labai trapų vamzdį? Galbūt turite kietaus vamzdį, kuris per daugelį metų tapo trapus. Galbūt turite vamzdį, kuris pažeistas apačioje ir jums reikia paruošti tą vamzdį vamzdio įdėklo montavimo procesui. Galbūt norite lengvai nuvalyti nuosėdas ar atlikti panašų darbą, tačiau įprasta grandinėlė nėra saugus pasirinkimas, nes atskiri smūgiai į vamzdžio sienelę gali pabloginti situaciją ir padaryti dar daugiau žalos. Tokiu atveju naudotumėte Picote Smart Spider įrankį. Picote Smart Spider turi tokias mažas pirštelius, kurie laikosi ant mažų guminių laikiklių čia. Jis prie veleno jungiamas varžtais ir atsižvelgiant į šio įrankio svorį, rekomenduočiau jį varyti 3/8 arba pusės colio velenu, kuris yra 10 mm arba 12 mm velenas ir tai būtų tinkamas įrankis šiam darbui. Ačiū, kad žiūrėjote. Čiau, čiau.